pati su savimi, tarp savo visuomenės grupių, vesti normalų dialogą, girdėti vieni kitus, suprasti, netgi tada, kada galbūt vieni elgesi taip, kaip kitiems nepriimtina, kaip nepatinka, tačiau atvirai, objektyviai, sąžiningai reikšti nuomonė. Profesoriau, kas vis dėlto pasikeitė? Politinis kontekstas, žurnalistika kaip veiklos sritis ar pats žurnalistas per tuos 20 metų? Pasikeitė daug kas. Dėl to, kad ir iš tikrųjų reikia į žurnalistų ir politikų santykius Lietuvos žiūrėti per revoliucijos prizmę, per istorijos prizmę, kaip dalykai keitėsi. Apskritai demokratija Lietuvoje prasidėjo nuo glasnost, tai yra nuo viešumo. Ir viešumo užtikrinime, ypač prieš 20 ir daugiau metų, esminis vaidmuo teko žurnalistams. Žurnalistai, didžioji dalis dabartinių politikų Lietuvoje buvo toje pačioje barikadų pusėje. Tai yra gynė demokratiją, nepriklausomybę ir panašias vertybės ir nuostatas. Ir dar daugiau, kad visuomenė iš ties pasitikėjo abiem, ir žiniasklaida, ir žurnalistais, ir politikais. Bet situacija laikai keitėsi daugeliu priežasčių. Apskritai politikų ir žurnalistų santykiai yra daugiasluoksnė, daugiabriaunė problema ir lengvų atsakymų čia nėra nei vienoje šalyje. Ir Lietuvoje, sakyčiau, pirmiausia, keitėsi žurnalistika dėl kelių priežasčių. Tai yra, atsirado privatus sektorius, kuris žurnalistikoje šiandien dominuoja. Ir nepaslaptis, kad bet kuriam privačiam versle vienas iš tikslų yra pelnas, yra būdinga verslo logika, interesai, ir tie interesai yra atstovavami ir politikoje. Ir tai viena medalio pusė. Antra medalio pusė, kad Lietuvoje galbūt dėl šalies dydžio, galbūt dėl kitų priežasčių, bet politikų ir žurnalistų santykiai yra be galo intymus. Viena ir kita bendruomenė gana neblogai pažįsta viena kitą ir tokio intymumo, pavyzdžiui, didesnėse šalyse, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, vargu ar surastume. Nes ten yra žurnalistų cechas, žiniasklaida yra tam tikroje distancijoje nuo politikos. Ir ta distancija yra gana griežtai nubrėžta. Dar daugiau, kad bet koks bandymas pernelyg suartėti virsta skandalais. Ruperto Murdocho imperijos skandalai Didžiojoje Britanijoje yra akivaizdus pavyzdžiai, kada žurnalistų ir politikų bendradarbiavimas peržengia ribas, politikai išnaudoja žurnalistus savo naudai ir atvirkščiai. Bet demokratinė visuomenė tas problemas bando spręsti ir kažkaip tai išsprendžia, galbūt sunkiau, galbūt ne. Kitas dalykas, Lietuvos žiniasklaidos rinka yra maža. Ir manome, kad mažoje žiniasklaidos rinkoje yra lengviausias būdas uždirbti skaitytojų, žiūrovų, klausytojų dėmesį yra visuomeniai teikti daugiau sensacijų, daugiau skandalų, daugiau nešvarių marškinių ir tokiu būdu bent tam tikrą laiką dėmesys bus garantuotas. Tai tokia strategija ir taktika ir matyti nėra tinkama iš pirmiausia žurnalistikos pusės. Profesoriau Krūkinė, iš tikrųjų, žurnalistinis produktas yra prekė, kurią šiandien Lietuvoje norima parduoti bet kokią kainą ir tam labai patogu. Sugalvok apie žmogų kažką, nesvarbu tas yra ar nėra, ir prekė bus perkama. Kiek jums pačiai? Už gryną pinigą, galima sakyti. Už tikrą. Šiaip jau žurnalistikos dėsnis sako, negalima kurti naujienų. Bet kai žurnalistika pradeda kurti naujienos, tada jau iš karto kyla įtarimai, tačiau vis dėlto kaip jums pačiai gyvenime teko susidurti su to, kad apie jūs kūrė naujienas? Manau, kad galbūt esu viena iš tų, kieno adresu daugiausiai buvo kūriama tokiam plačiam diapazone. Nuo pripažinimo, beveik garbinimo sąjūdžio pradžioje, kai mano reitingas ilgą laiką buvo pirmasis ir pirmos vyriausybės metu, kada, iš tikrųjų pirmasis, apie 70% ir daugiau
kad aš laimėjau 74% balsų prieš 3 solidžius vyrus pramonės atstovus, eidama į TSRS kongresą, man atrodė, tik 74, vadinasi 26 manęs nepalaikė. Taip, tai buvo blogas, man atrodė, rezultatas. Kaip taip galėjo būti? Ir iš tikrųjų tai buvo labai aukštas rezultatas ir iki pat atsistatydimo ir dar po jo mano reitingas tuomet buvo pirmasis. Ir iš tikrųjų, aš tuo nepiknaudžiavau, kaip man atrodo, šiandien aš tikrai esu visiškai tuo tikra, nes mes susirinkę pirmos vyriausybės klube, kuris vienintelis ir aš su vyriausybių pakalbam apie savo darbą, apie tą idealizmą, kuris tuo metu buvo. Bet vėliau labai išsiskyrė žurnalistų požiūris į mane. Ir aš, kada pasakiau, kad priima viską už gryną pinigą, tai galvoju, kad čia ir dviprasmybė yra, ir tiesioginė prasme taip pat yra. Todėl, kad turbūt lengviau parduoti prekes Lietuvoje su skandalo ženklu, negu kad su geru ženklu. Ir ilgainiui turbūt toks dalykas įgyjo labai tokias spekuliatyvias formas, išsigimė ir dėl to, kada pasiklausai, ką vienas ar kitas žurnalistas, yra tokia viena žurnalistė iš raidės R vardas, kuri pasidarbavusi yra savo laiku į vienom poliuje, o po to kažkaip ten prie mano polėjų prisijungusi ir talkinanti tikrai iš peties, sakyčiau, kūrybiškai, labai kūrybiškai ir padedanti tą įvaizdį ir dabar požiūrį, sakysime, žmonių tarpe į tą politikę Prunskienę labai sudarkyti ir nėra lengva tam pasipriešinti, todėl kad profesionalumas tada pajungiamas tarnauti įvaizdžio tokiam išsigimimui, deformavimui. Taip, kad mes čia gerokai toli nuėjom ir aš nenorėčiau čia savęs kaip pavyzdį kalbant apie objektą, žurnalistinio darbo objektą, kai jie kuria arba skandalą, arba labai retai, arba kur kas rečiau gerus pavyzdžius. Pavyzdžiui, jeigu padarai gerą darbą, iš tikrųjų galima turbūt rasti daug žmonių ir aš pati galėčiau suskaičiuoti ne šimtus, o tūkstančius tų darbų, kurie buvo skirti būtent, jūs prisimenat, kai mes dirbom Lietuvos Europos instituto rėmuose ir jų niekam nereikia, gal nesinori apie tai kalbėti, kad neatrodytų, kad pardavinėjai savo gerus darbus, tai irgi labai nemalonu, dargi nekrikščioniška, bet iš kitos pusės tiesiog pabrėžtinai dauguma žurnalistų, gal ar bent didelė dalis, nenori to girdėti. Jeigu jau geriausiu atveju nedaro dirbtinio kokio nors šmeišto, kompromato, tai jau yra gerai, jau aš turiu būti labai dėkinga, politikai turi būti dėkingi žurnalistui, kuris būdamas, sakykime, vis tik tai turėdamas sąžinę, jis nedaro, neplatina šmeišto, suvokdamas, kad tai yra šmeištas, arba negamina jo kaip paklausios prekės. Tai jau yra, turėčiau labai padėkoti tiems žurnalistams, pirmiausia, pradedant nuo jūsų. Profesoriu Krupavičiau, vis dėlto, kai mes kalbam apie žurnalistų ir politikų santykius, ar nedarome tam tikros metodinės klaidos, kai žurnalistika laikome viską, kas pasirodo televizijos ekrane, radio eteryje ar laikraščių puslapyje. Iš tikrųjų, gyvenimo būdo laidos. Jos neturi nieko bendro dažnai su žurnalistika, bet vis tiek mes sakome žurnalistai. Tai yra žurnalistikos ir pramoginės žiniasklaidos santykis, koks Lietuvoje yra, bendraujant, tarkime, su tais pačiais politikais. Manau, kad dominuoja pramoginė žiniasklaida. Apskritai, net Lietuva yra toks keistas kraštas, kad netgi rinkimų metu neturime kokybiškų rinkimų debatų. Vakaruose, Britanija, Prancūzija, ar Vokietija, ar kitose šalyse per rinkimų kampaniją mes paprastai matytume svarbiausių partijų lyderių debatus. Vėlgi čia yra politikų
politikų susipratimo reikalas ir tai rodo ir jų politinės kultūros sampratą ir lygį iš vienos pusės, iš kitos pusės žiniasklaida irgi turėtų kelti, o kodėl mes negalime informuoti savo rinkėjų, savo piliečių pačią populiariausią formą rinkimus, tai yra organizuodami rinkimų debatus tarp svarbiausių politikų. Tai yra viena medalio pusė.